Sveiki visi, su jumis aš Ingrid trečiadienis ir tęsiam kelionę apie balansą proto ir kūno. Ir kaip jau minėjau vakar truputėlį po įvairių įvykių mane išbalansavo, vadinkim taip, ir pasigodžiau jum dėl mitybos. Aš tada labai puikiai prisiminiau vieną techniką, kai buvau svorio koregavimo kursuose, labai profesionalios docentės vedami buvo kursai, labai įdomus. Ir prisiminiau vakar tokį momentą, kai tokiais sunkiais momentais būna, yra labai svarbu save palaikyti. Tai reiškia save pagirti ir mažiausiai 3 dalykus surasti teigiamus, kas yra. Arba tie, kas studijavę yra psichologiją, labai daug ragavę, kada neigiamą versti į teigiamą. Ir taip prisiminiau balansą, iš tikrųjų taip, aš galbūt nesąmoningai kai kada, atsukant laiką, gal praanalizavus supratau, kad taip, yra labai svarbu pagirtukų sistema, girti save už menkiausią padarytą į save, vadinkim taip, meilę savo į save rezultatą, nes nereikia laukti iš kitų, kad jie tave pagirs, kad tu, šaunuolė. Vaikystė baigėsi ir tu esi pats suaugęs, pats savo gali būti mama ir tėtis, vadinkim taip. Ir girti save, iš tikrųjų, savo pasisakyti, kad tu esi šaunuolė, tu padarai vieną žingsnį link savęs, link savo pokyčių, link savo transformacijų, yra tikrai labai toksai tonizuojantis, atgaivinantis dalykas. Ir jo, aš tiesiog supratau, kad balansui jisai greičiau įveda, vėl atstato balansą, vadinkim taip. Ir tu greičiau vėl atsistoji, jeigu ir nuklydai kažkur, tai atsistoji vėl greitai į kelią. Ir taip, 2 technikos, tai yra pagirtukų sistema, tiem, kas labai aktualu, galite kiekvieną dieną pradėti rašyti. Aš tą irgi pradėsiu daryti, ne tik žodžiu, bet ir raštu, kad matytųsi akivaizdžiai ir atsirastų suvokimas, galbūt dar kartą perskaityti. Ir jo, kiekvienam negatyvą surasti 3 mažiausia pozityvus dalykus, tas truputėlį pasikeičia. Pasikeičia požiūris. Kai tu tai pradedi daryti, požiūris pasikeičia ir tas suvokimas truputėlį, jisai to viso, to negatyvo, to trešo vadinamo, šiukšlyno, sakyti, jisai suminkštėja ir vėliausiai galima tų šiukšlių, kurios sukėlė tau kažką tai netokio, atsikratyti. Tai va, trumpai yra tiek, su jumis buvau aš, Ingrid, dedate laiką ir iki rytojus. Ate.